Jis galvoja, mes galvom taip pat apie tai turim galvoti, bet kažkaip negalvojam. Vadinasi, svetima valia. Kartą Jonaičiui pasirodė, kad jo nėra, o yra kažkoks biologinis automatas, kurį paleido veikti. Juk aš ir neprašiau, kad mane gimdytų, galvojo Jonaitis, sėdėdamas ant klozeto. Vadinasi, be savo valios aš gimiau. Ta mintis pasirodė Jonaičiui labai teisinga ir jis ėmė galvoti toliau. O ar išeisiu savo valią? Vargu. Atėjimas ir išėjimas ne mano valia. Pasėdėjęs, Jonaitis mąstė toliau. O ar savo valia einu miegoti, valgyti į tualetą? Ir čia Jonaitis nesurado savo valios. Tada Jonaitis nusprendė atlikti eksperimentą. Parodyti, kad jis tai jis, o ne automatas. Nesigulsiu miegoti ir pažiūrėsiu, kuo tai baigsis. Kada žmona paklausė Jonaičio, kodėl jis nesigula, tas viską paaiškino. Noriu patikrinti savo valią. Neužsiminėk niekais, Jonaitį, o gyvenk. Aš asmeniškai einu miegoti, pasakė žmona, žiovdama. Ne, tai ne tu eini miegoti, paprieštaravo Jonaitis. Tave veda svetima valia. Mano nuomonė, niekas manęs neveda, pasakė žmona, dairydamasi į šalis. Mano nuomonė, šalia manęs nieko nėra. Šalia nėra, o viduje yra, sakė Jonaitis ir vėl užsidarė tualete. Kūdikis? Paklausė pavymui žmona, nesuprasdama, apie ką jis kalba. Tai truko 3 naktis. O 4 paryčiais žmona rado Jonaitį koridoriuje prie veidrodžio. Gyva. Matai, pasakė Jonaitis, kai žmonai pagaliau pavyko jį išbudinti. Ėjau pažiūrėti į save veidrodyje, o svetima valia mane vis tiek nuvertė. Vadinasi, nėra mano valios. Aš tiesiog automatas. Tu ne automatas, tu docentas, pasakė žmona Jonaičiui. Ir tave išmes iš darbo, jei nesiliausi užsiminėjęs niekais. Ne, aš supratau, kad esu automatas. Ir aš, ir tu. Mūsų nėra viena, pravirko Jonaitis. O žmona pakvietė greitąją ir Jonaičiui suleido 2 tazepamų dozę. Tada jis nusiramino ir dėlėsi į šalis, kaip kvailelis, pamiršęs, kad jo nėra. Štai jis žiūri į žaidžiantį berniuką, kuris buvo sūnumi, ir galvoja, kad juk sūnus būtinai išaugs ir bus vyrų, ir turės kažkokią moterį, ir pralies ją savo sėklą, ir iš tos sėklos toje moterėje išaugs jo vaikai, o jis, Jonaitis, bus senučiukas, kaip kalėdų senis. Galbūt su lezdele jis stipriai kosis dėl chroniško bronchito. Bus visiems našta ir labai nelaimingas. Kol kas jam gerai Jonaičiui, jis dar nesenas, ir dar jokių ligų nėra, tik išvarža, bet tai nebaisu. Bet tie metai greitai pralėks ir viskas pasikeis. Nebus nei sveikatos, nei dabartinių pinigų, nei tėvystės laimės, kuri bus praeityje, nebus jau sūnui toks autoritetas kaip dabar, kitus autoritetus sūnus turės. Kodėl tu vytuko nepamaitinėjai? Jonaitis pakėlė galvą ir pamatė žmoną. Tik tada jis prisiminė, kad žmona jam pasakė išvirti košę
ir pamaitinti vaiką. Tu ką, jau visai, sako žmona, vaikas apsidirbęs iki ausų, alkanas rėkia, o jis nieko nejaučia ir nemato. Lina, pasakė Jonaitis, galvoju apie laiką. Apie kokį dar laiką? Pažiūrėk į laikrodį virtuvėje ir sužinosi laiką. Jonaitis nuėjo į virtuvę ir pažvelgė į laikrodį ant sienos. Ant laikrodžio sėdėjo musė ir judino sparnelius. Jonaitis žiūrėjo į laikrodį, bet matė ne laiką, o musę. Musė, tai gyvenimas, pagalvojo kažkodėl Jonaitis. Ta akimirką musė pakilo, suzvimbė ir įskrido per langelį. Gyvenimas išskrido, pagalvojo Jonaitis. Ir taip stovėjo, nesuprasdamas, ką jam daryti, kol neatėjo žmona ir neįbruko į rankas nuogo smirdinčio išmatomis angelėlio. Jonaitis ėjo gatvė ir pamatė nuogą Rusakienę ant pievelės prie pašto. Iš pradžių jis pagalvojo, kad Rusakienę nužudė maniakas, bet paskui pasirodė, kad jie tiesiog nusprendė pasikaitinti saulutėje. Kodėl gulite nuoga viešoje vietoje, paklausė Jonaitis, žiūrėdamas Rusakienę į modelišką vietą. Tai mano valstybė, tai mano žemė, atsakė Rusakienė, toliau tebegulėdama ant nugaros. Bet jūsų kūnas dovanokit nuogas, tai mano kūnas, pasakė Rusakienė ir pasisuko į Jonaitį nugarą. Jonaitis pamatė modelišką užpakalį ir susimąstė. Jis kažkaip negalvojo, kad žemė, valstybė ir kūnas gali priklausyti atskiram žmogui. Na, o tuo tarpu atvažiavo policijos mašina kovoti su amoralumu. Jie norėjo iškart nusivežti Rusakienę į kalėjimą, bet Jonaitis žengė į priekį ir pasakė, suprantat, tai jos planeta ir jos valstybė. Ir kūnas irgi tarsi jos. Štai mes tuoj parodysim, kieno tai planeta, kieno valstybė ir kieno kūnas. Nešinkis iš čia, pasakė policininkas ir taip pastūmė Jonaitį, kad tas pagriuvo ant nuogos Rusakienės. Krisdamas jis prispaudė jos putlias krūtis, dėl ko Rusakienė kažkaip džiaugsmingai sukikeno. Juk Jonaitis, nors ir apsirengęs, vis tik buvo kostiumuotas vyras, o Rusakienė buvo nors ir nuoga, bet moteris. Tačiau, nors Rusakienės krūtinė ir amortizavo smūgį, Jonaitis griūdamas vis tiek sugebėjo įsilaužyti ranką ties rėžliu. Jis ėmė rėkti iš skausmo, o policininkai išsigandę pasekmių spjovė ir nudardėjo gaudyti kitų visuomeninių ir kitų vertybių pažeidėjų. Rusakienė prispaudė prie savęs Jonaitį ir jie netrukus susituokė. Penkiametė Jonaičio dukrelė iškrito dantis. Tas dantis gulėjo ant stalo. Jonaitis žiūrėjo į jį su nedidelė skylutė, o paskui paėmė jį, įsidėjo į burną ir nurėjo. O tą pamatė Jonaičio žmona ir sako, kam tu rytutis dantį nurėjo? O ką negalima? Tu ką, nenormalus psichas? O Jonaitis ir sako, o parodyk man konstituciją, kur parašyta, kad negalima dukters danties turėti. Jonaičio žmona paėmė nuo Valentinos konstituciją ir ilgai ieškojo. Bet nesurado, kad negalima savo paties dukters danties praryti.